Spalio 16-21 dienomis Lietuvoje vyko 8. Europos literatūros dienų festivalis. Įvairiuose šalies miestuose Plungėje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Vilniuje buvo organizuojami renginiai, kuriuose šiemet svečiavosi vienas žymiausių norvegų autorių Dagas Solstadas, iš egzotiškųjų Farerų salų atvyko Karlas Johanas Jensenas, atvyko viena geriausių latvių prozininkų Gundaga Repšė ir daug kitų žymių užsienio ir Lietuvos rašytojų. Plungėje Europos literatūros dienų skaitymai buvo surengti spalio 19 dieną naujojoje bibliotekoje Oranžerijoje. Tai buvo pirmasis renginys po bibliotekos atidarymo. Visus susirinkusius sveikino Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Vileta Skerienė. Kada Markusas, mūsų bičiulis Markus Roduneris, paskambino ir pasakė, kad mes atvykstam spalio 19, aš jam sakau, ar jūs suprantate, Markusai, mūsų mielas bičiuliai, kad tik spalio 13 mes atidarysime biblioteką, o jis sako, nu tai ir gerai, tai į naują biblioteką mes ir atvažiuojame. Ir iš tikrųjų mes labai džiaugiamės, kad šiandien yra fantastinis svečių ratas. Direktorė pasakoja apie draugystę su šveicaru iš Šiaulių, kalbininku ir vertėju Markusu Roduneriu, be kurio nevyktų Europos literatūros dienos. Moka visai nedaug kalbų, tik 7 plus dar 7. Ir viena iš jų žemaičių. Nes Markusas visada juokiasi, kad jis nemoka švariai lietuviškai, bet aš tai puikiai kalba žemaitiškai. Markusas vėlgi fantastinis žmogus, kuris pradeda renginį, neduodamas bibliotekininkams iškart nei žodžių ir iš karto apdalina dovanom. Įsivaizduokit, kaip turi jaustis bibliotekos direktoriai. Apdalino jūs ir jūs sėdit laimingi ir patenkinti. Markusas Roduneris džiaugiasi galėdamas visus sutikti ir pasveikinti naujojoje bibliotekoje. Labai džiaugiuosi, kad visi atvyko, kadangi laiko nėra daug. Aš perduodu žodį mūsų savo kolegėms Ugniui Mikučioniui, kuris padės vesti šitą vakarą, ir Laurai Laurušaitei. Jie ten pasidalino, kas ką pristatys, nes tiek daug autorių per 2 valandas, tai jau reikia, manau, pradėti. Autoriai yra iš visokių šalių, šiemet mūsų toks kaip pagrindinis regionas yra vakarinė Skandinavija. Renginį vedė Ugnius Mikučionis ir Laura Laurušaitė. Europos literatūros skaitymų dalyviai skaitė savo kūrinius gimtąja kalba, o renginio vedėjai pateikė klausytojams ir lietuviškas kūrinių ištraukas. Vilnius kažkur Europoje. Nusakyti tiksliau neįmanoma. Reikia važiuoti traukiniu iš Kongsbergo į Oslą, skristi lėktuvu iš Fornebu į Kopenhagos oro uostą Kastrupą ir palaukus valandą tranzito salėje lipti į lėktuvą, kuris skrenda Vilniun. Po skrydžio trunkančio valandą ir 20 minučių lėktuvas nusileidžia Lietuvos sostinės oro uoste. Tada esi už 200 km nuo Minsko, jeigu keliautum rytų kryptimi, iki Rygos 300 km šiaurės vakarų kryptimi, iki Varšuvos 400 km į pietus. Iki Sankt Peterburgo 650 km, iki Maskvos 900 km, o iki Berlyno 8,5 šimto.